Sveiki, esu sveikatingumo instruktorė Rūta. Norėčiau su jumis pasidalinti trumpą savo asmeninę patirtimi, galbūt joje atpažinsite ir save. Taigi, 2/3 mano gyvenimo buvo pasyvus, su sportu nedraugavau, o ir kas tas fizinis aktyvumas, iš viso nesupratau, kam jis reikalingas ir ar būtinas. Paauglystėje man sportas tapo iš viso tabu, kadangi atsirado fizinė negalia. Man buvo įstatyta titaninė varžtų konstrukcija juosmeninėje stuburo dalyje. Prognozės buvo visokios, apriboti judesiai, neįgaliojo vežimėlis, gydytojai tikrai nerekomendavo sportuoti. Tačiau mano gyvenimas apsisuko 180 laipsnių, tad dabar drąsiai galiu teigti, jog sportas mane išgelbėjo, o viskas prasidėjo nuo treniruotės sporto salėje įvadinės su treneriu. Ko pasekoje gavosi taip, kad su treneriu sportavau 6 metus. Jisai padarė didžiausią teigiamą įtaką mano gyvenime, o labiausiai prisidėjo prie fizinės mano sveikatos gerovės. Tad žinau ir suprantu, kaip svarbu yra turėti žmogų šalia, kuris padėtų, palaikytų, nukreiptų tinkamą linkme, tiesioginę to žodžio palaikytų už rankos galbūt, ar ne, kad padėtų mums išeiti iš komforto zonos, iš savo baimių, ar ne, nes mes tos fizinės negalės galime jaustis sukaustyti daugiau negu iš tikrųjų esame fiziškai. Šiuo atveju aš noriu padėti suprasti žmonėm, jog to sporto nereikia bijoti, jo nereikia vengti, o kaip tik ieškoti būdų, kaip stiprinti savo kūną, taip kaip mums leidžia, ar ne, kiek leidžia tos galimybės ir su kiekviena diena tobulėti. Kaip žinia, su sportu šalia eina ir mityba. Per eilę metų esu sukaupusi nemažą žinių bagažą mitybos klausimais, tad galiu padėti suprasti, kaip maitintis bei ugdytis sveikus, naujus ar pamirštus įpročius. Ką dar norėčiau pridurti, tai kad sportas tas ir aktyvumas, tai jisai ne tik yra mankštinimas, jis visas naudingas mūsų fiziniai būkliai, tačiau jisai prisideda ir prie psichinės sveikatos gerovės. O tai yra svarbiausia. Jūsų gerovė, jūsų sveikatos gerovė, ir linkėčiau nepamiršti, jog visas kelias, kurį jūs einate link to, tai yra jūsų investicija į geresnį rytojų, jūsų geresnį gyvenimą, geresnę kasdienybę. Be sunkumų, be apribojimų, laisvė judėjime. Taigi kviečiu kartu siekti jūsų tikslus ir įrodyti savo, jog galite kur kas daugiau nei manote.